Virgilijaus Aleknos rankų glėbys 224 cm. Virgilijaus išmestas 2 kg diskas išvysto apie 100 km/h greitį. Antras rezultatas apie 86 km/h priklauso Gerdui Kanteriui. ...39 metų dukart olimpinį, dukart pasaulio ir Europos čempioną pastaruosius 4 metus nuolat kamavo traumos, tačiau šį sezoną jis pradėjo būdamas geros nuotaikos. Taip, šįmet viskas vyko sklandžiai ir numatytos stovyklos ir stovyklose atlikti tie treniruočių krūviai, po tokios kokios planavau, taip kad galima sakyti, kad viskas daugmaž pagal planą. Tai rodo rezultatai. Pagrindinis Virgilijaus Aleknos šių metų startas – pasaulio čempionatas Korėjoje. Jam disko metikas ruošiasi itin atsakingai. Ką galiu pasakyti, tai kad aš rengiuosi jam ir labai atsakingai rengiuosi ir vis tik tai norėtųsi parodyti tai, ką galiu. O koks rezultatas bus, aišku, matysime, bet vis tik tai norėtųsi įrankį numesti toliau ne 67 metrus. O šis rezultatas, aš manau, kad leistų pretenduoti į aukštą vietą. Kaip matėt, kad aš jau keletą metų nepriartėjau prie tos pirmos vietos, taip kad tikrai labai džiugu būtų, jeigu bent jau pavyktų į prizininkų trejetą įsiterpti, tai tikrai būtų fantastinis rezultatas. Iš aktyviai varžybose dalyvaujančių disko metikų Virgilijus Alekna yra vyriausias. Jam tai nei privalumas, nei trūkumas. Aš jau seniai esu vyriausias, jau keletą metų. Man tai jokio skirtumo nėra. Tai iš principo tik tiek, kad kažkokia tai pagarba yra visada. Tai čia mane pagarbiai visi sako, priima taip ir visi padeda ir ką tai užleidžia, eilę užleidžia ar tarkim. Bet tai malonu yra. Tai galbūt žaisminga forma vyksta, bet vis tiek. 5 kart planetos čempionas Larsas Rydelis, būdamas 39 metų, jau sunkiai perkopdavo per varžybų kvalifikacinį barjerą. Virgilijus Alekna sugeba kovoti dėl aukščiausių pozicijų. Kas tai lemia? Vis tik tai pagrindinis dalykas sulaukus tokio amžiaus sporte yra išvengti traumų ir tokių tai sunkesnių traumų. Vis tik tai mane irgi jau eilę metų vis tik tai leidžia priminti, kad jau vis tik tai ne pirmoji jaunystė esu ir tas amžius vis tik tai toks kaip sportininko jau pakankamai brandus ir tikrai reikia labai saugotis ir jeigu pavyksta išvengti tų tokių traumų, tai aš manau, kad tikrai dar gali kovoti dėl vietos aštuntuke. Pasaulio disko metimo rekordas gyvuoja jau 25 metus. Vokietis Jurgenas Šultas 1986 metais diską nusviedė 74 metrus 8 cm. Ar šis rekordas liks amžinas? Tikrai neliks amžinas, nes tikrai aš manau, kad kas nors pagerins. Nepavyko man, nepavyko Gerdui Kanteriui, bet aš manau, kad ateis tas laikas, kai kas nors pagerins, tikrai. To negali būti, kad būtų amžinas. Šįmet Virgilijus Alekna disko metimo sektoriuje skaičiuoja jau 20 metus. Kaip keitėsi rungtis per šį laiką? Kaip keitėsi? Vienu metu buvo rezultatai netokie aukšti. Tada aš pradėjau toliau mėtyti. Kažkaip tai buvo visi rezultatai 68, 69, 70 metrų visą laiką, tai būdavo keletas diskininkų. Dabar man baigus tiek toli mėtyti. Vėl kažkaip tai jau nebūna tų dažnų metimų virš 70 metrų arba ten priartėja labai nedaugas. Taip kad sunku pasakyti, nuo ko čia priklauso. Galbūt atsirastų vėl kuris labai aiškus lyderis, kuris įrankį numėtytų pastoviai 70 metrų, o kiti visi norėtų priartėti. Tai irgi turėtų tą patį daryti. Tai kaip tai dabar toks vaizdas susidaro, kad lyg ir tas toksai lygis pats trupučiuką pakritęs.